Užduotis komandai buvo, pagrindinė užduotis buvo vėl kaip ir Daugpilyje rungtynėse nepraleisti įvarčio. Komanda tą uždavinį įvykdė, tik tai nepelnėm įvarčių. Buvo momentų, buvo gerų momentų, bet paskutiniam etape pritrūkdavo kažkur tai šaltakraujiškumo, ramumo ir aišku tikslumo. Kažkur tai perskubėdavom ir tas perskubėjimas per didelis noras mums padarė meškos paslaugą. Noriu padėkoti komandai, padėkoti vaikinam už kokybiškai atliktą darbą, už profesionalų požiūrį. Manyčiau, kad pasiruošimasis praėjo pakankamai sklandžiai. Tai, ką buvom suplanavę, kažkur tai 90% tą darbą nuveikėm. Sulošėm 6 kontrolinės rungtynės. Dabar paskutinę savaitę teko šiek tiek didesnis krūvis. 3 rungtynės buvo suloštos. Kiekvienose rungtynėse kėlėm po uždavinį, kartais gaudavosi įvykdytos uždavinius, kartais nelabai. Tai yra paruošimasis procesas. Ir šiaip vertinčiau visą paruošimą teigiamai ir kitą savaitę jau konkrečiai ruošimės su Kauno Žalgiriu ir lauksim su nekantrumu čempionato starto.